Taigi pirmoji pamoka, kurios metu mes turim išsiaiškinti 3 pagrindinius dalykus. Kas mes, kur mes ir dėl ko mes čia. Tai mano manimu yra labai svarbu, nes jeigu aš nežinau, kas aš toks, aš nežinau, ką ir čia veikiu. Jeigu aš nežinau, kur aš esu, aš tada iš vis nesiorientuoju nei laike, nei erdvėj, nei ir lygiai taip pat, ką aš čia veikiu. Tai todėl mano užduotis yra padėti jums atsakyti iš tos klausimus, nes turint atsakymus į juos, tiesiog viskas darosi paprasčiau ir aiškiau. Tiesiog atsiranda prasmė viso to, kas vyksta. Tai mano užduotis yra perduoti jums esmę ir prasmę, kas mes, kur mes ir dėl ko mes čia. Tai gerai, pradėkime nuo to, kas aš esu. Mano supratimu, aš esu siela, kuri gyvena kūne šitam, kuriame aš esu šiuo metu. Pati siela, jinai yra nemirtinga, jinai yra visko dalis, jinai keliauja per gyvenimus, jinai kaupia įvairiausias patirtis. Žodžiu, aš esu siela, kuri turi šį kūną. Kūnas jisai yra laikinas, jisai anksčiau vėliau arba susidėvės, priklausomai nuo to, kaip aš jį prižiūrėsiu. Bet siela, jinai yra nemirtinga. Ir įdomus momentas yra tai, kad pati siela, ne siela gyvena kūne, bet kūnas gyvena sieloje. Reiškia, kūnas, jis anksčiau ir vėliau susidėvės, jisai numirs. Bet siela, jinai yra nemirtinga. Ir tada išeina klausimas, o tai kur tada gyvena siela? Kur jinai tada patalpinta yra? Ir iš čia ateina atsakymas, kad siela gyvena visatos, pačioje visatoje, pavadinkim taip. Arba dar kitaip, kūrėjo vaizduotėje. Reiškia, yra kūrėjas, kuris visą tai sukūrė, kas čia yra Dievas, absoliuta, visatas, kaip norit galit vadinti, bet esmė, kad vis tiek turim susitarti, kad yra kažkoks tai besąlyginis, begalinis protas, kuris visą tai sukūrė, kas yra. Ir mes esame tos kūrinijos vaisiai, pavadinkim taip. Ta pati siela, tas pats kūnas, tos pačios galaktikos, visatos, planetos, viskas yra sukurta pačio kūrėjo vaizduotėje. Ir pats kūrėjas, žmogus kaip ir kūrėjas, mes abudu turim tokius pačius parametrus, tik tais skiriasi labai stipriai laipsnis pačios kūrybos proceso. Reiškia, kūrėjas kuria visatas, galaktikas, žvaigždės, planetas, visą augmeniją, gyvūniją sukūrė, tą patį žmogų sukūrė, bet visą tai jisai daro savo vaizduotėje. Lygiai taip pat žmogus, kadangi jis yra visko kūrybos vaisius, jisai irgi turi panašius parametrus tos pačios kūrybos. Nes mes irgi turime protą, mes turime vaizduotę, mes turime jausmus. Ir tai ir yra pagrindinis kūrybos procesas. Tik tais viskas kuria tokiam gan plačiam ir begaliniam, tokia gan plačioje ir begalinėje erdvėje. Tuo tarpu mes kuriame baigtinėje, nes mūsų kūnas turi, jisai turi susidėvėjimo laiką, per kurį jisai kurs. Tai reiškia, yra siela, kuri yra visko prote, o viskas sukūrė mus tam, kad patirtų pats save. Reiškia, per visus mus, ką mes patiriam, per augmeniją, per gyvūniją, per žmonės, pats kūrėjas, viskas, jisai patiria tai kartu su mumis. Reiškia, kūrėjas arba viskas sukūrė tokią kaip žaidimo aikštelę, kurioje jisai tiesiog kaupia patirtis kartu su mumis. Ir kad šita žaidimo aikštelė veiktų, kad jinai nesubliukštų, lygiai taip pat kaip kompiuteriniam žaidime, yra rašomas toks kaip kodas, kur kiekvienas skaičiukas ir ten nuliukas, minusiukas turi tam tikrą reikšmę. Reiškia, kad žaidimas veiktų, turi būti tam tikra tvarka. Negalima tiesiog ten sudėti kažko tai skaičių belenkokių prirašyti, kad žaidimas veiktų. Reiškia, žaidimas, kad jisai veiktų kompiuteryje, jisai turi labai griežtai būti sudėtas į tam tikras taisyklės. Nes jeigu tik tais kažkur tai įsivelia kažkokia tai klaida, jau žiūrėk, ten žaidimas ten stringa, kažkoks glitchas atsiranda, ar ten kažkokias klaidas meta. Reiškia, kad žaidimas veiktų, turi būti viskas tiksliai pagal taisyklės.
Lygiai taip pat ir gyvenime, kur mes gyvenam. Čia irgi yra tam tikros taisyklės arba dėsniai. Ir jeigu tų dėsnių nebūtų, na čia tiesiog būtų chaosas. Visa tai neveiktų taip, kaip veikia. Reiškiasi, visa visata yra sukurta pagal tam tikras kūrėjo nustatytas taisyklės. Ir kada mes tas taisyklės suprantam, jas integruojam į savo gyvenimą, pritaikome, tada mūsų gyvenimas gali labai stipriai palengvėti, pasikeisti į gerą. Tai aš su tom taisyklėm šiame kurse jūs ir bandysiu supažindinti. Tai, mes dabar sutarėm, kad kūrėjas sukūrė mus tam, kad patirtų pats save. Ir kada jisai patiria save, jisai kaupia tas patirtis, dalyvaudamas kartu su mumis šitam žaidime. Ir įdomus momentas yra tai, kad kažkuriuo metu mes buvome atjungti nuo kūrėjo sąmonės ir mes tapome asmenybėmis, mes tapome personomis. Ir mes kaip ir nejaučiame to ryšio su šaltiniu, į kurį ir būtų tikslas sugrįžti, kad vėl mes atnaujintumėm tą jungtį su kūrėju, su visata, su absoliutu ir būtumėme vienyje su viskuo. Nes iš tikrųjų viskas ir yra vienis. Nes mūsų tik tais protas atskyrė mus nuo šaltinio, nuo kūrėjo. Tai mūsų užduotis yra vėl susiskambinti su juo, susijungti su jo besąlyginė meilė, su jo kūrybinė energija ir taip toliau. Tai dabar aš norėčiau paprašyti jūs apibūdinti savo dabartinį gyvenimą, kaip jūs save matote, pavadinkim jį tašku A. Tai yra taškas, kuriame jūs esate šiuo metu. Tai tame taške, kaip jūs jaučiatės, kokia jūsų yra sveikata, šeimos statusas, finansinė padėtis, kaip jūs dabar jaučiatės. Ar jūs esate patenkinti tuo kūnu, kokiame jūs šiuo metu gyvenate, ar jūs patenkinti finansinę padėtim, ar jūs patenkinti savo santykiais su artimaisiais, tėvais, vaikais ar antra puse. Ir tiesiog aprašykite, mano taškas A, kur aš esu šiuo metu. Ir kada atliksite šitą užduotį, kada jūs įvardinsite tašką A, greičiausiai bus tenais dalykų, kurie jūsų netenkina, kuriuos jūs norėtumėt pakeisti, kurie galbūt jūs apsunkina jums gyvenimą. Tai tam aš noriu paprašyti sukurti tašką B. Reiškia, taškas B tai bus taškas, kuriame tu norėtum atsidurti, jeigu tavo gyvenimas pasikeistų. Kaip turėtų atrodyti tas tavo taškas B? Kokia ten būtų tavo finansinė padėtis, sveikata, kūno sudėjimas, santykiai, galimybės, įgūdžiai, talentai, padėtis. Žodžiu, viską, ko tu norėtum, surašyk į tą tašką B. Ir per šitą kursą aš norėsiu, kad tu stebėtum, kiek tu pajudėsi nuo to pirminio savo taško A, kuriame esi dabar, iki to taško B, į kurį tu norėtum atsidurti, patekti, jeigu išsipildytų tavo vaizduotė, fantazija, noras, vizija. Žodžiu, tikslas yra nuo taško A priartėti link taško B kaip įmanoma arčiau. Ir aš per šitą kursą pabandysiu tau padėti tame. Tai namų darbai. Parašyti savo tašką A, kuriame esi dabar, ir parašyti tašką B, kur norėtum atsidurti. Tai tiek šiam kartui, tiek pirmai pamokai ir norėčiau, kad tašką A ir tašką B aprašytume po šio video komentaruose. Ir ką, susitiksime sekančioje pamokoje.